Turiu. Gerą. Lynas. Nu ką, sveiki atvykę. Daug daiktų turiu. Šiandieną bandysim pagauti lyną. Sugrįžau, kai matot, vėl į tą pačią vietą. Žiauriai faina. Labai daug lelijų, žuvis visur duodasi. Ypač va ten, žiūrėkit. Šiek tiek žolės trukdo pamatyti, bet ten vanduo. Oho, kas darosi su juo. Nu, matosi šiek tiek. Tai va. Žvėjuosiu šiandien su dugniniam meškerėm. Taip, šiemet pirmą kartą su dugniniam ežere. Labai nekantrauju sezoną atsidaryti ant dugninės, nes dar šiemet to nepadariau. Ir šiandieną bus biškai įdomiau. Tai turiu matyti 2 pašarus. Marcipanas, lynas karosas. Ir čia yra dar didelių žuvų toksai pašaras. Čia labai stambi frakcija. Jeigu pasibaigs tas, tai bandysim šitą ir bandysim pasišaukti galbūt karšį arba lyną. Nežinau, rodo dačiau sorį, čia upinis pašaras, tai matyt labai lipnus bus, taip toliau. Nu, žiūrėsim. Ir kągi čia turiu? Tai turiu builiukų įvairiausių, bandysim šiandien žvejoti ne tik su inlainais ir taip toliau, bet ir dėsim metodą. Tai čia turiu vafteriukų irgi. Tai pabandysim ir pažiūrėsim. Dabar aš išsidėsiu iš čia va. Mes maišysim tai čia pašarą, aš kaip sakiau, pirmiausia eis marcipanas. Ir supilsim visą, nes jo nedaug ir yra palyginus. Kvepia žiauris skaniai. Šitą dabar dedu. Štai čia va kažkur tai paskui išsimesim. Pareikėt sudrėkinti, o čia nusileist nelabai taip. Taip, ir šį kartą turiu dar su savim kėdę. Bum, prabangiai šiandien žvejiosim. Nereiks tupėti. Nu, išbandom. O, čia gerai bus. Čia tai bus kaifa žvejoti. Taip, tai kol pašaras brinksta, aš tikriausiai tada pradėsiu meškeres dėtis, kauliukus į vandenį. Padėsiu čia, kad neišpilčiau paskui su kojom. Va, kauliukai, naudosiu beždžionėlės, nes jos daug mažiau svorio, daug jautresnės, tai matysim geriau kibimą. Bet kaip smeigti aš nežinau, nes čia įlip neįlipsiu. Gal čia kažkur tai smeigiam. Meškeres taip sudėsim, užmest. Neturėtų būti problema taip. Gal ten pabandysim, matau. Ten labai paviršiu kažkaip žuvis juda. Nu, nežinau, dedam čia, nes čia galiu užlipti, kad ir šlapia. Op. Gerai. Nu, šitas. Čia žolės biškį trukdo. Svarbu rankų nesusipjausit. Gal ir gerai bus. Vienas šitas matau nuimtas, įsuksim greitai. Čia irgi turiu beždžionėlę. Šiek tiek kitokia, vis tiek lengvutė. Baterijos išimtos, okei. Pažiūrim. Čia netokios. Radau tokias, tik tai ar jos veikia? Veikia. Šiek patilbom. O, gerai. Kitas spėjus statom čia tada. Tik čia. Toks tarpas, nežinau, priekį pravalytas. O, kaip ir super. Atsisėsiu. Čia per vidurį, jeigu pavyks. Nepažiūrėjau, ar šitoj baterija yra. Gerai. Kai su dugninė buvo žvejoju, tai neatsimenu, kad kažką turėčiau. O šitos kokie dedasi. Didelės, tai spėju vieną užsiviniosim šitą. O. Veikia. O dabar laikas dėtis meškeres tada spėjau. Tai va, čia pas mane Black Force feederis 3,9. Užmetimas yra nuo šiam iki 102 gramų. Iš karto susidedam. Tai matom 3 dalių.
Nu, dabar pasakysiu minusus apie savo metodus. Tai, nu, čia yra 50 gramų, tikrai sunkus, per sunkus sakyčiau, lengvesnių neturiu. Arba kabliukai per dideli, esu bandęs savo kažką susiriš, bet tai čia nežinau. Čia turi viršui būti, čia turi taip kabėti, ant čia tiesiog užmauni ir viskas. Kaip čia veikia, neįsivaizduoju, šiek tiek taip pasakius. Tada turiu kitą metodą, čia normaliai paruoštas, esu pagavęs ir lyną, ir karosonio, bet čia yra kablys, nu matot, kokio 4 numerio. Milžinas, tikrai milžinas. Tai kurį naudoti aš nelabai įsivaizduoju. Ant šito esu pagavęs prūdę. Aišku, prūdas yra prūdas, nepalyginsi su ežeru, bet žinau, kad pagauti eina. Tai jo, tikriausiai spėju dedam gal šitą. Aš čia kablys žiauriai didelis, bet šitą bent jau žinau, kad veikia. O ten, nu, jo. Tai maunu sistemą ant karabino ir bandysiu spėju vafteriuką. Čia yra persikas abrikosas. Ant šito yra sužvejojęs, pagavęs, tai spėju šitą dedam. Ir iš manęs dugninės žvejys visiškai nekoks, tai neįsivaizduoju, čia šonu manį. Ar kaip čia jį sukt vafteriuką. Nu, dar spėju ant kablio galiu kokį sliekutį užmauti. Matęs esu, kad taip daro. Nes kai didelis kablys galbūt šiek tiek paslėpsi. Tai va, kitų maslų tai turiu slieką dziką. Pas kažką ten muzika groja, girdžiu. Nu, tiesiog slieką šiek tiek užmausim. Kažkoks gal judėjimas bus, neįsivaizduoju. Gali parašyti komentarus, kaip čia reikia žvejoti, nežinokit. Neturiu žalio supratimo. Taipogi panašu vieną dalyką padaryti. Tai yra į mūsų pašarą dėti džiuvesėlių. Džiuvesėlis tai toks spalvotas žuvis sudomint labiau. Nu, matot, kokių spalvų atsirado. Tai dabar ką darom? Reik įsidėti į šitą šeriklėlę šitą kiek atsimenu. Tada įdedam pašaro ir suspaus, man rodos, turim. Bent jau taip atsimenu. Nu, bandom. Gal pirmą kartą pabandysiu čia va. Krante va taip užmest ir pažiūrėti, kaip čia atrodys. Nu, nežinau, kaip čia taip turi būti, neturi. Svarbu, kad tas kabliukas va neįsikabintų į tą šeriklėlę, nes tada jeigu žuvis jiems, jisai nu, nepasikirs. Nu, reiktų su peletėm, bet pelečių neturiu dabar. Turėjau granulį, bet kitos tai milžinas. Tai abejoju. Nu, žiūrėkit, kaip atrodo. Manau, gal sueis. Tai darom, spėju, pirmą įmetimą. Ten dabar antis načiukais plaukia. Manau, ir mest. Nu, žiūrėkit. Šeiminėlė visa plaukia kažkur tai. Aš turiu tokią nuomonę bandyti mesti kitą krantą. Ten yra lelijos, bet ne pačias lelijos, o prie lelijų. Ten praeitą kažką žuvis šakinėjo. Nu, vėliau geriau, bet gerai. Paliksiu. Taip, kita dugninė dabar laikas dėtis. Tai panašiai tą, tik tai šita drutesnė tokia. Irgi 3 dalių. Bet čia yra Hunter feederį, čia yra iki 108 gramų. Irgi lankstus, nes galūnė jautri uždėjęs. O čia galvoju dėti jau inline'ą. Gerai, dedam sistemą. Tai kaip sakiau, bandysiu tikriausiai inline'ą. Nu, tai va, kai matom inline sistemą slankinti. Pavadėlis čia kokių, nežinau, 30 cm. Ir kabliukas čia gal kokio 10 numerio. Tai bandysim slieką dziką spėju. Nu va, dzikas, sliekas, dzikas. Dabar dedam pašariuką. Prisisukau darytis. Primiršau. Ir įspėjai metam ten tą pusę. Manom ties lelijų. O, gerai. Tai jeigu atsigulė, nusileidžia ant dugno viskas ir bus gerai. Dabar reikia uždėti beždžionėlę. Atleidžiam šiek tiek ir dabar lauksim kilimo. Nešuosi daiktus jau kimba. Kažkas tempia valą. Noriu čia atsineš viską, kad tarp meškeriukų sėdėčiau, būtų patogiau man. Čia atsisėščiau įdomu, nenukrytas. Nu, kaip ir. Reikia graibštą tada iš karto išsidėt. Čia nusijama tiesiog.
O. Nors kažką gal ir turiu. Su žolių kupstu, bet taip reiks spausti šiek tiek. O, kiek žolių partraukiu. Visą kupstą. Nu jo. Ir dar čia pažvėjot noriu. Nu pažiūrėkit. Pas mane atėjo. Pipiec. Ir kaip čia pažvėjot reikia? Tokioj vietoj. Reikia bandyt spėju kitur mest, nes čia žiūriu nelabai. Žinau, ką padarysim. Nedėsiu dabar nieko ypatingo. Iškabinsim žolės gabalą. Tiesiog, kad nesusikabintų man meškeris. Ir ta sistema nesusipintų. Ir mes ir bandysiu tiesiog atitaikyti kuo arčiau tų žolių ir užsiklipsuoti. Bet ten žolių tai tu pa. Gerai, dedam klipsą. Čia toks klipsas padarytas ant šitų ryčių man užnesa, nes jisai sunkiai matosi. O, aš klipsavau su žolių kupstu jau vėl. Kaip čia žuvį pagauti? Čia reikia gal kokį popų boilį dėti tada, kad iškiltų į paviršių, gal virš žolių. Gal dabar čia mano metodas irgi žolėse sėdi. Spėju tą kitą tada sistemą tikrai dėsim. Nu, pabandysiu dar. Su inlainu jį, ne? Bandysim kiton vieton mėtyti. Vaisių dedam. Girdėjęs, kad lynas vaisių mėgsta. Turiu ir karšinį ultrabrasiam kažkaip tai. Nežinau. Bandom šviesias spalvas. Faina, kad dabar galiu va vietoje atsisėst. Ir meškeris šalia. Ta tai ten žiauriai gerai užklipsavau. Pirmų metimų. Gerą žiūriu klipsą plagauti. Tai žolės kabinas, tai klausimas kaip čia bus. Šitą be klipso be nieko. Tai reikia pabandyti spėju kiton vieton mest. Ir pažiūrėsim kaip ten su žolėm. Pyp. Dar tiesiai lėlės pataikiau. Kas nenumušėm, tam pašarą nieko. Žiūrėkit. Dėlė. Eik manenin, paskui dar įkasi. Nu, persimečiau šiek tiek kitom vietom. Gal čia žolių nebus, nežinau. Nu, dabar pabandysim čia. Užmečiau va taip. Čia irgi boliukas dabar uždėtas, nebe vafteriukas. Na va, kažkas tai mačiau jau jamą. Pyp, tik taip. Žiūrėsim. Būtų faina pagaut ar karšį kokį, ar lyną. Norėčiau žiauriai. Nes praeitą kartą sakiau, čia kai su blūdam gaudžiau, tai kad atvažiuosiu pabandyti su dunginę meškerę. Ir jo, čia būtų fainas dunginė žvejot, tik tai kad va labai žolės. Tai užmečiau čia į priekį, tikėdamas, kad nebus tiek žolių. Matau kažkas žiauriai rausia priekį. Nu, neįsivaizduoju, kas ten. Šitą nežinau, sėdi kol kas nekibimų, nieko neturėjau. Nežinau, ar turėsiu šitą metodą. Irgi reikės bandyti kitą vietą mest. Nu, žinau, metodą nuėmiau. Ar gera idėja, bet pabandysim tokią, nežinau, helikopterį kažkokią sistemą. Esu naudojęs aš čia kadaise ir esu pagavęs ir lyną tam ežere būtent. Tai, nu, pabandysim, nežinau, čia labai storas, bet žurlinga vieta, tai gal sudirbs. Bandysim ant vieno kablio sudėti tik tai dzikus, ant kito slieka su dziku, kitas bus tik tai sliekas. Tai toks kartu ir eksperimentas bus. Kabliukai čia dar palyginus pusę velnio dydis. Nu, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Nu, va. Zupt. O, kelia. Kelia. Pum. Pakritau, bet ar čia kažkas yra? Kupsta jaučiu tik tai žolių. Žolių kubą pratraukiau. Nu, gerai, tada pirmą šitą sumetam ir tada einam žiūrėti kitą. Nu, va. Ir mes čia netoli. Čia aš tai buvau užmetęs, bet tada ištraukau be jokios žolės. Nu, o šitą išmesta dabar, kitą reiks tvarkyti. Nežinau, bet padarysiu bumbulą ir išmesiu čia prie kranto. Ar kažką prišauksiu ar ne, bet pabandysim. Tada ką čia tugninę užmesiu. Palei krantą visai pabandysim. Ten kažkas neblogo, tikrai išsivietė, galiu pasakyti. Gal ten ir mesiu.
labai gerai. Man žodžiu, kol kas ne žuvies, o jau sėdžiu gal 2 valandas. Nu, jeigu ten burbuliuos, užmesim dugnynę. Aš gal ir dabar užmest. Palį ten žuvis šakinė, viena taip labai neblogai išsivertė. Aš tiksliai sakus, nežinau kas ten. Oba. Oho. Oho, koks išeina. Ojajajajaj. Ir kaip čia žuvis per tokį pagaut? Nei čia su dugnynė, nei čia su plūdė pagauni. Nu, su plūdė pagau biškį. Tai irgi ant dugną nenuleisi. Nežinau, kas bus. Su plūdė žiauriau trauk tokius kupstus, nei su dugnynė. Nu, čia tik taip pataisyti reikia masalo dadėti. Nu, čia net nereikia mes normaliai. Bum ir yra. Na, gerai, pabandysim. Gal su žolėm palankesnė situacija bus. Galvau kupstas. Nu, neklystu, bet... Ai, su raudelė kupstas. Nu, pasirodo, bent pagaut žuvį yra įmanoma. Bent jau tai. Tokį tą galvoju, gal šiek perstatyti, kad būtų tiesiai už žolių, nes dabar per žolės tai balas eina, kai jinai taip šonų pastatyta. Ten esu užmetęs. Nebuvo net garso. Vum į viršų. Nesupratau. Meškrinį visą sukrūto. Kažką turiu. O. Ble. Atsipurta. Panašiai pusę velnio žuvį. Ai. Mes pirskitą mes šitą patį darysim. Palį krantą nėra žolių, tai daug geriau žvejot. Gal užmaišysim tą kitą pašarą. Irgi susimesim. O, matėte skibimas. Nieko nėra. Bet ir žolių nėra. Na, supratau. Ai, gal maliavką ir turiu. Ir be žolės. Dar ešeriuką pagavau, o atsikabinu. Buvo raudelė, bet žiūrėkit. Be žolės aš. Geras. Davai, pabandysiu vėl ten užmesti. Vis tiek čia su klipsu, tai gaunas ten pat užmesiu. Oho, čia įdomiai. Vakar įdomesnis veiksmas prasideda šiek tiek. Žiūrėsim kaip vėliau. Priviliuojam, padedam. Nesustovi. Ir tai, kad šitą vas tvarkysiu. Ir čia irgi matau beveik tuščia. Lieka sadzikų čia. Bet čia rimtai taip. Įdomiai spardėsi. Man rodos čia kažkas ir didesnė buvo. Nes ir kibimą ir viską turėjau. Ir pakirtau jaučiau tikrai, kad žuvis yra. Ten vos skaitykim tą šeriuką, pagavau raudę, pagavau. Nu, nejaučiau, kad kažkas yra. O ten jau jaučiau ir mačiau, kaip įdėjo valas. Reikia. O, jo, papa, išpyliau dzikus. Ne, nu. Sugebėk dar tu taip. Ai. Ir jie iš karto slepiasi visi. Sau po kojom pasidėjęs. Va, atsistojau jau. Jamą šitą. O, matėt? Pum. Kažkas tai kliovina. O, vėl atleido. Taip labai atsargiai, bet jama. Gal iš tikrųjų mano kita kamera. Pafilmuočiau su ta. Pasimiau pakrovėjai, bet pasirodė ten tas, kur failus perkeltų, ne kraut. O, žiūrėkit. O. Bet žiūrėkit, kokie agresyvūs. Vum, pum. Įdomi. Aha. Spėju kitą meškerį irgi kažkur tai šalia mesim. Bent ant žolių nebus susikabinę, gal tada bandyti ant. Tai norėčiau va čia va kažkur tą bandyti, nes šitą čia va, tai čia šitą būtų čia va. Nu, man žodžiu, kad netoli būtų. Na, dar kibimas bus, bandysiu kirs, gal čia maliavką kokią daužą. Arba bent jau matysiu, kad beždžionėlė kažkas tampa, tada irgi, manau, spėju imsiu. Jo. Jo, maliavka. Ok. O, kokia. Raudansparnė. Turiu. O. A, blemba. Karšiukas.
Karšiukas. Nu, nėra didelis, bet 300 gramų gal. Karšiukas buvo geras ženklas. Jo, spėjau, užsimetu šitą ir dedu kitą meškerę į šitą vietą. Tik tai čia taip mėtant jį virš galvos žuviai. Galim greitai išbaidyti kažkas didesnio. Gerai, dabar einam tikriausiai šitą patikrint. Su žolė, bet labai nedaug. Matyt, pakankamai švari vieta. Žuvis, reiškia, ten randa tą maslą, nes tada turėjom kažką. Kaip čia dedam. Batai mano šlapi. Negerai. Nu, bet va, susimečiau. Čia bent žuvis kimber žolės nesikabina. Ja, reikėjo praeitą kartą suplūdę, kai gaučiau čia žvejot. Užsimečiau tai kažkur į žolės. O, jau ir kuoja. Turiu. Nu ir spėjau dabar va supilsim paskutinį pašarą ir žaisiu maišyti tada tą kitą, nes nu, be pašaro tai tikrai nežvėjosim. Kaip pas mane dingo kabliukas? O? Nesupratau. Nu ką? Ui, kėdė krenta. Permečiau meškerę. Ir dabar eisim, sumaišysim kitą pašarą. Galim čia išpilti. Truputėlį liko. Maišyk. Sumaišysiu. Nu, žiūrėkit. Skambaliukas. Ten kažkas balevoja, koko džambo groja. Nu, pakybo, paliko. Nežinau, čia būtų įdomu karšių pagaudyt. Gal pabandysiu kada susiras normaliai ežere vietą, kur be žalių. Ir tikslingai pabandyti karšių pagauti. O dabar tai... O, dimas. Leidžia šiek tiek. O, bam. Jo, kažkas yra. Turiu. Mažą žuvį turiu. Karšis. Karšiukas, ne karšis. Čia matyt šitie va ir maitinasi parazitai. O, koks gyvybingas. Nu, taip ir mesiu, dabar pašarą neturiu užsimaišęs. Dar kol kas tai taip ir mėtysim. Matėt? Žinot, kam įdomu? Kai aš kažkieno balą ištraukiau, kabliuką ištraukiau, švinus. Kaip čia suprast? Gal dabar čia padėsiu. Šitą meškerį užmetęs esu ant metodo, bet čia su tuo mažu kabliuku ir taip įdomiai uždėjęs aš. Nu, va, maišau šitą. Oho, čia kokio stambumo. Visą pilam ir viskas. Dabar irgi prie šiukšlių. Žiūrėkit. Kuopos visokios, tai krūzai matau. Kvepia irgi skaniai. Nu va, gerai. Maždaug sumaišiau ir galim duoti jam išbrinkt. Nu, leisdinėje. Nieko. O! Pliamba. Čia gera žuvis buvo. Gal išeisiu žolės, jeigu dar yra. Nu ir po žuvies. Pliamba, pakirtau iš šonus, bėgėl pradėjau žolę iškart. Ir o, kaip paės. Čia turiu kažkur ant dugno. Va. Radau karabiną. Susuktuk. Grįžtam atgal. Ir ieškosim kitos sistemos. Reikia dėt spėjau kažką stambesnio. Tokio, pavyzdžiui, kaip ant tos kitos meškerės. Kablys kokio dydžio, oho. Bet čia jau galinga, matau. Pintas valas. Tokią pabandysim. Bet kam esmė ant tos meškerės? Pačioj pradžioj buvo kibimai, kaip ir praeitą kartą su kita meškerė. Daugiau neėmė. Pakirtau ir ten žuvis sėdėjo visai nebloga. Dabar lygiai tas pats. Iš šonus taksyt pradėjo ir jaučiu, kad kažkas nemažo. Šiaip keistai, nežinau. Dėsius liekas atzikus, spėjau. Kas čia daugiau. Užmausim. Reikės kukurūzų nusipirk dabar tai.
Dabar pašariukas, suspaudžiam. Man gal, tada spėjau kitą permėsiu. Kimba. Turiu gerą. O. Žolės bėga. Eik, savo žolėse. Lynas. Eik, savo. Lynas. Yra. Yeah! Lynas. Wow. Yes. Pagavau lyną. Eik, tu savo dar gražus lynas. Žiūrėkit, eik, tu koks ilgas. Yes! Pagaliau! Pagavau šių metų pirmą lyną. Su dugnynė. Yeah! Oba, koks grožis. Pagaliau pavyko lynų žvejyba. Oba. Žiūrėkit, koks grožis. Eidžiam. Neturiu nei ko pamatuot, nei pasvert, bet nekylas, gal kokie 800 gramų nors. Nežinau, gal. Jisai čia kokiu labai ilgas, jisai nėra stambus, bet jis žiauriai ilgas. Na, dabar leidžiam. Eik, tu savo lyną pagavom. Ir toks gražus kibimas, pum į viršų. Yeah! Lynas. Oho. Gali būti lynas? Ne. Nepakirtau iš viso. Eik, tu savo, bet ten žiauriai daug dabar burbulų pamačiau ir šis kaip pradėjo, tai vėl gražiai kaip lynas praeitą kartą. Ai. Nu, čia geras. Ai, vos kelis dzykus turiu jau ir sliekų beveik neliko pas mane. Ai, nebegerai jau man čia kažką turėsiu kitų. O, pamėkau. Kažkas sveiko. Kažkas vėl rausia ten. Žiauriai daug burbulų. Ir būtent ten, kur užmetęs. Gal paims? Nes tada va. O, ten toliau dar rausia labai. Praeitą kartą pasakau, tik raus pradėjo, pamačiau daug burbulų ir iš karto kibimas pum. Gal dabar šiek tiek daugiau palauk duot, nes tada pakirtau, nejaučiau, kad būčiau su žuvim iš karto. Nu, bet jau ženklas, kad pagavau, kad čia tikrai jų yra ir kad galiu pagauti normaliai. Manau, kada atvarysiu, galbūt dieną prieš pasišersim, gal kokiais žirniais dar kažkom. Ir pabandysim su britbačiais šiek tiek įbrist, susistatyti kuoliukus ir plūdės užsimest. Nežinau, čia tiesiog aš taip galvoju, galbūt reiks pabandyti. Ar pagausiu taip ar ne, bus matyti. Bet toje atostogos laiko bus daugiau. Vidurį savaitės galima bus atliekti, nes taip tai čia šitą vietą padaryta, tai matyti žmonės žvejoja. Tu gerai pataikyt, kai žmonių nėra. Tai bus matyti. Nu, pabiškai spėjau jau regdėtis. 9:30. Dar meškės užmestas paliksiu, bet per tą laiką kažką bent jau krausias ir žiūrėsim, kaip čia bus. Tai manęs čia irgi biški bardakas, tik tai visur išmėtyti, tai va čia gražiai sudėsiu, suorganizuosiu taip, kaip buvo kadaise. Ir žiūrėsim. Nu, pašaro dar yra šiek tiek, nedaug čia jo, bet dar yra. Tai va, tiesiog paskui sumesimės, jeigu nesunaudosiu dar. Ir kokį pusvalandį norėčiau pagaudyti. Taip meškerę sudėti dugninės daug sunkiau nepūdė. Kibimas pagaliau. Tiek laiko. Yra judina. O. Šau psikai nepalikai. Eik, savo taip gražiai judino. Ir meškerė visą judė. O. Gerai, kažkas dar vis yra čia. Opa. Nu, davai. Ko nurimai? Pagaliau kibimas, nežinau pavogęs. 20 minučių nekibos. Gal daugiau net jau. Praėjo. Kol nekibimo neturėjau. Nu ir paliko. Ai. Nu, taip tikėjausi kažkas bus. Reikėjo gal limt bandyt. Dabar tai viskas. Nu jo. Jau pabiški ir šalta daros. Uodų belenkiek skraido. Zvimbia, va čia va.
žolynuose girdžiu. Nežinau, gal ten naudai, bet kažkas tai labai zvimbia. O, pip. O, šiek tiek pakilo. Turiu. Gerą. Eik tu sau. Geras. Eik tu, nesupink. Eik tu, sižolėse. Eik tu, lynas. Eik tu sau. Eik tu. Sižoliai. O, turiu. Dar vienas lynas. Eik tu sau, radau lynam vietą. Jau 2 lynai. Batas štapęs. Eik tu sau, šitą mono rekordas. Eik tu. O, žiūrėkit. Dar į viršutinį peleką kažkaip sugebėjau aš įkirsti. Aš nežinau kodėl. Kaip čia iškabint? Nes čia stipriai žirklučių neturiu, su kuriam ištraukti. Ištraukiau. Jūs pažiūrėkit į šitą begemotą. Eik tu sau. Gerai. Aš laimingas. Nu. Dzikus išvertai, parazitas. Alio. Aš nuotraukos tik tai noriu. Oho, šitas koks stambus. Na jo. Čia jau kyla 100%. O, koks gražus. Tos kimba. Ledinė. Būk vandenį. Eik, Sašas pūrinas. Eik, mano. Nėra. Gaila, supynė, bet... Nu, šitą paimsim namo. Tėtis noris, tai kodėlgi ne. Dar motociklą pardavęs, neturiu su ko atvažiuoti, tai dar man ir atvežė, tai va kaip tik. Atsilyginsiu vieną paleidom, bet gerai. 2 lynai. Dar žvejot galėčiau, bet jau čia nemanau, kad verta. tą meškerę. Ten jau nieko neturim, skaitykim, tai šitą dar ant viršutinio kablio yra, tai va, uždėsiu čia va greitai paskutinius dzikus ir dar užmetu, kol tą dėsiu. Bet matot, iš karto žolės bėga, čia britkelnių būtinai reikia, jeigu ypač suplūdę gaudysi su dugninėn, tai dar matot sistemos kokios galingos. Ir, nu, kimba svarbiausia niu, bet jeigu nebūtų va tokio galingumo, tokios pintos va padarytos, tai, nu, ištrauk per žolės mažai šansų. Žuvį vandenį laikau, graibšte. Sačioko nepasiemęs, tai toks variantas gaunas. Bet kažkaip aš, čia matau tokia sistema, kai apačioje būtų kabliukai ir pakirtau į burną, kirtau su kitu kabliu, dar užkabinau už nugaros. Tai jo jam pabėgt buvo be šansų, skaitykim. O, kablis nutrūko, kas čia per nesąmonę. Nu, ką žinau, grįžęs susižiūrėsiu. Man reikia iš širyklos ištraukti pašarą. Nu, ar abiejų meškių dar pagavau. Reikia dar signalizatorius viską išim. Ui, šitas lynas išsibaigė. Net pats išsigandau. Nu ką, spėju, jau viskas, tada baigiu. Meškerę vieną susidėjau, sistemą biškį ten nuplėšiau šiaip kablį, nesupratau. Nu jo, bet susitvarkysiu grįžęs, o dabar dar užmetęs, bet jau deduos. Jei užkips, parodysiu, taip, tai šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjot, iš vyno ir iki.